Na, važiuosim prie upės. Šiandien plius 30, nei debesėlio dangui, vat. Nu, truputėlį yra tokie, šiaip savo. Išsikepsim gal kažką. Nieko, pailsėsim. Vidury savaitės protestuosim įrangą, nes ruošiuos važiuoti pajūriu. Tai reikia pažiūrėti, naują sėdynės užsidėjau, nes labai užpakalis skaudėdavo. Važiuojam. Karvytės. Jom irgi karšta. Šiaip turiu nusimatęs porą vietų. Viena vieta prie ežerėlio tokia, o kita prie upės. Pirmiausia bus ežeras, tai o dar už kokių 7 kilų upė, tai vat nežinau, kur geriau. Kai į vietą atvyksim, pirmiausia prie ežero pažiūrėsim, kas ir kaip. Na, čia namai. O man į Šabakštynus. Prieš porą savaičių čia važiavau. Kaip tik ir atradau ežerėlį tą ir prie upės tą vietą gerą. Visai patiko. Ten prie upės galima ir pamiškeriuoti visai gerai, bet neturiu trumpos miškerės, kad pasiimt su savim, o ilgos nenoriu vežtis. Va, prie geležinkelio bėgių. Reikia pervažiuoti juos. Iš ten į čia irgi Šabakštynus. Čia reiktų gal kokį timelapsą trumpą nufilmuot. Jo, gera mintis. 10 minučių kokį. Tokius brūzgelynus tenka eiti. Na va, ir atvažiavom prie ežeriuko. Einam pasižiūrėsim. Čia galvojau palapinę čia statyti. Kažkaip tai taip. Kas čia toliau yra? Aha. Na, žodžiu, manau, kad reiktų čia gal pavaikščioti aplink. Jisai nedidelis čia, jisai iš 2 dalių. Viena dalis ir tada yra jau kita didesnė. Tai kiek čia, jeigu, paeiti truputį ten ir į tą pusę irgi galima pabandyti. Ir pasižiūrėti, kur geresnė vieta. Aš galvoju, kad gal ir nereikia, neverta važiuoti daugiau prie upės tos. Visai neblogai ir čia, manau. Tik ką pastebėjau, kad akinius pamiršau, kai dariau timelapse, akinius pamiršau užsidėti. Buvau čia ant krepšio pasidėjęs. O žiūriu dabar, ateinu, stovi akiniai taip. Tai aš čia dabar kiek, kokias dar 5 minutės
važiavau, tiesiog jie tai buvo, kažkaip nukrito, vat. Tai gerai, kad nepamečiau. Ir dar kaip tik galvojau, kad kai dariau tą lapsą, kad nepamirštų užsidėti. Nu, pamiršau. Tai visą laimę nereikia grįžti iškot. Na va, radau tikriausiai, super. Tokia vietelė. Na ir vaizdas. Čia galima palapinę. Reikia čia šitas lentas, aišku. Ne lentas, kažkai nežinau, žievės kažkokias. Į šoną, čia palapinė. Priėjimas prie vandens geras. Išsimaudyt galima bus. Taip nedarykit. Nors šiukšlės ir nemano. Čia dar neaišku, kas čia per alus ar kas. Fui, jo, alus. Nors šiukšlės ir nemano, bet reiks paimti. Išvežti. Ten toliau 20 metrų gal radau didžiulė, normali jau vieta, jau kaip pliažas padarytas, jau kur ir į vandenį eiti, valtis įsileisti. Yra ir laužavietė, aišku, šiukšlynas, kažkokių putplasčių, gal žmonės darė savo plaustus. Tai galima ir ten, bet bus gerai ir čia, manau, čia daug jaukiau net negu ten. Parodys vėliau, o dabar tikriausiai reikia čia apsitvarkyti ir pasiruošti palapinę pasistatyti. Radau žemąjį. Galvoju, gal išsimaudyti dar. Tai dabar gal reiktų nes jeigu pradėsiu statyti palapinę, daryti valgyti, čia užtruks laiko. Sugalvojau. Statau palapinę, mėsą prieskoniuojam. Einu maudytis, išsimaudau, tada kept galima. Šiemet dar nesimaudžiu. Tokia vasara buvo, tai pirmas kartas. Mėnuo praėjo, šiandien Liepos 3, liktai. O pirmą kartą maudus tik tai. Gerai, einu maudytis. Na, vanduo normalus. Tik labai jau dumblas čia, na bet nieko. Nesiekiant dugno reikia iš karto šokti. Gerai, gaminsim maistą. Sakiau pradžiai pastatysiu palapinę, užprieskaniuosiu mėsą, eisiu išsimaudyti ir tada kepsiu. Bet pirmą išsimaudžiau ir tada viską darau. Tai yra kaip yra. Lidle. Šiandien nusipirkau mėsos gabaliuką. Ką čia turim? Galvoju, aš gal perpjaut, kad greičiau iškeptų ir lengviau būtų kept, keptuvė irgi nedidelė. Taip. Druska, pipirai. Ir česnakas. Druskytės, pipirai. Šia vėjas pučia nuo ežero pusės, būtent į čia. Tai labai gerai, ne karšta,
Nes jeigu nebūtų, gal būtų daug blogiau. Česnakas smulkintas. Džiovintas gal čia kaip čia, nesmulkintas. Taip, savo virtuvę. Pirmą kartą naudosiu, dar nenaudojau šitos Fire Maple. Kaip čia. Oi, neužsukta buvo. Gerai. Šito pačio nereikės. Keptuvę kepsim. Čia vandenį galim bus užsivirti arbatai. Gaunasi toks. Na, jeigu šitą nuimsim, tada tas puodas užsideda. Aliejuką. Truputį čia nelygiai stovi, reikia patvarkyti. Na, įkaita gal jau. Pažiūrėsim. Taip, laiką reikia čia nuimti, neaišku. Po 50 dabar. Gerai, kepam. Vieną pusę jau apverčiu. Salotų va tokių nusipirkau. 3 rūšys iš karto. Na ir susipjaušiau, susidėjau. Ragausiu. Kečupo, tik net ar nėra. Druskos gal per mažai, bet niekam gerai. O, lapą radau. Nu, gamtoje esam. Kaip ir sakiau, atėjau parodyti vietos, kur ne pliažas, stovyklavietė didesnė. Čia vietos daug daugiau. Na, bet saulės nėra. Įėjimas į vandenį toks. Aš ten įsirengiau. Galima ir čia, bet nežinau. Šiukšlynas kažkoks, plaustą tikriausiai darė, nes palėtės. Čia šitie balti, tai puta jūros. Tai vat, važiavo žmonės, susivežė ir baigės, išmetė viską. Laužavietė yra. Vakaras 9 jau. Niekas, skaitau knygą, buvo vat, į tą maudyklą atvažiavus porelę kažkokį nusimaudyti. Reiks į palapinę, tikriausiai radau erkę vieną.
ant Maikės ropoja. Ir Maikė kaip tik buvo viduj palapinėje. Guliu, žiūriu, kažkas per Maikę ropoja, Erikė. Mažutė. Labas rytas. Prastai miegojau. Labai ilgai užmigt negalėjau ir nepatogu labai naktį buvo, nežinau. Prabudau, Garminas rodo, 11 kart per naktį prabudinėjau. Tai... Nu, bet dabar jau laikas keltis. Viskas susitvarkėm, susidėjom viską, nieko nepaliekam. Judam.